Visada norėjau išbandyti šitą bairį, žinai kaip rodo. Nežinau, ar to antro reikėjo. Jeigu tu paklaustų manęs, kaip aš atsidūriau kempinge, tai man būtų labai sudėtinga paaiškinti, bet taip jau nutinka, kai sugalvoji kažką ekspromtu. Mielas dienorašti, šitą įrašą aš norėčiau pradėti labai asmeninę informaciją. Aš atsimenu, kaip būdama, nežinau, ne paauglė, kas ten, Desperate Housewives, tai yra namų šeimininkės. O kaip jas lietuviškai vadinasi tas šou? Desperatiškos namų šeimininkės? Aš po to pavadinimą kur nors ekrane parašysiu. Tai aš labai gerai atsimenu vieną seriją, kai Bri susidūrė ne tai su klimaksu, ne tai su priešmenopauziniu sindromu, bet kai ją pradėjo kamuoti tos karščio bangos. Kiek buvo tuomet juokinga, tiek nebejuokinga dabar, kai aš patiriu tai savo kailiu. Kam tau šitą informaciją? Vienu žodžiu, jinai reikalinga tam, kad pailsėti nuo šito ypatingai distracting fenomeną gali nukreipiant savo dėmesį kažkur kitur. Tai va šitas veikia sindromas. Aišku, jisai neveikia naktį, bet naktį gelbsti tas vėjelis, ventiliatorius. Tai va. O nukreipti dėmesį vasarą gerai, kad buvo kur. Ir tai yra ir jūros šventė, ir filmų naujų, ir knygų perskaičiau. Tai apie viską šiandien po truputėlį. Džiauliai. Mes žiūrim šiuo metu Kas kodėl. Viena iš mėgstamiausių mano laidų. Ir kartu gaminam Liepos mėnesio dienyną. Gerai. Tai tokiu atveju, kokie orai, tokios ir spalvos, sakyčiau. Liepos, ar čia jau per daug tamsu bus, kaip manai? Vienas iš pagrindinių klausimų, kurie gali iškilti, žiūrint mane tai darant, o kam tu tai darai, jeigu šiuo metu yra pilna įvairiausių programėlių telefone, kuriomis galima labai patogiai naudotis ir planuoti savo veiklą. Iš tiesų programėlių daug ir aš pati dažnu atveju įsirašau ir į Google kalendorių, bet šitos praktikos tikslas nėra vien tik tai planavimas. Šitos praktikos tikslas yra visų pirma skirti laiko sau, skirti laiko kūrybai. Tebūnie tai yra tokia visiškai miniatiūrinė kūrybos dalelė, bet patikėk manim, kai ateina laikas ir tu atsisėdi prieš tavo baltą popieriaus lapą, ištinka kolapsas, krizė,
atrodytų, kad palikti kažkokią žymę ant to popieriaus yra labai didelė atsakomybė. Tai yra vidinis pasipriešinimas kyla, kuris sako, kad žiūrėk labai atsargiai, čia tu dabar sugadinsi, tu dabar nepadarysi gražiai. Tai yra pažaboti tą tokį vidinį kritiką, pastatyti jį į vietą ir leisti savo tiesiog smagiai leisti laiką, kažką kuriant. Tai yra vienas iš tokių dalykų, kaip kad atsipalaidavimo praktika. Ypatingai tiems, kas sudėtingai protiškai dirba, tai jiems tai padeda atsipalaiduoti. Yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kai tu pradedi galvoti apie ateinantį mėnesį ir planuoti savo darbus, tau pavyksta padaryti tam tikrą reviziją savo galvoje. Kaip tvarką įvesti, nes kol tu tiesiog mastai, tol yra viena. Bet visai kas kita, kai tu bandai užrašyti tas mintis. Tai va, ta dienoraščio praktika, jinai labai padeda suprasti, kas tau yra svarbu ir kas netaip svarbu. Nes pastumėti visuomenės aplinkinių, mylimųjų, artimųjų į mėnesio planą gali prisirašyti įvairiausių dalykų. Ir su tuo susitiksiu, ir tam paskambinsiu, ir panašiai, bet kai ateina laikas veikti, arba kai ateina laikas ten retrospektyviai pažiūrėti praeitą mėnesį, tu staiga supranti, kad dalį darbų tu taip ir nepadarėjai, o kai perverti visus likusius, tai tuomet iš vis paaiškėja, kad tam tikra kategorija darbų niekada nebūna padaryta. Va čia labai gerai tuomet atsisėsti ir pagalvoti, kodėl. Ar jie tikrai man yra svarbus, ar jie svarbus visuomeniai, aplinkai, ar tai yra mano norai, ar tai yra norai pastumėti. Tai va toksai dalykas. Tai šiandien mes darysime Liepos mėnesio planavimą ir tokiu atveju aš paprastai, kur mano įrankis, paprastai pradedu nuo kalendoriaus, aišku, bet dabar dar tam, kad vizualizuoti tai, ką aš kalbu, aš noriu nubrėžti būtent tą rutulinę diagramą, tą pyragą, jeigu kas susidūrite su excelinėmis lentelėmis, tai va tą pyragą mėnesio. Ir šitame pyrage aš siekiu, taip, kur tas taškas? Aš jį sudalinu į dažniausiai 8, bet paprastai jau kaip gaunasi taip. Į kelias sritis, tai bus mano gyvenimo sferos ir galima čia dirbti dviejais būdais. Galima dirbti retrospektyviai, tai yra žiūrėti į praeitį, tai yra įvertinti praėjusį mėnesį, ar tau patinka ta gyvenimo sritis, ta būklė jos, kokybė, ar nepatinka. Bet aš dažnu atveju darau ne apie praeitį, bet darau į ateitį, nes tai man padeda suplanuoti mėnesio veiklas. Dar pabrėžiu, čia niekas neturi būti idealu. Tai turi būti veikla kūrybai. Aišku, mes galim naudotis liniuotę, bet netgi tai nėra būtina. Ir vienas iš svarbiausių patarimų, nesiekite to idealumo. Nes jeigu sieksite idealumo, ieškosite ten pačių geriausių priemonių, ryškiausių spalvų, arba pirksite brangius ten guašus, kokius nors, visą tai atitolina nuo pačio kūrybos proceso. Tai va, grįžtant prie diagramos. Aš ją pasivogiau dar iš astrologijos, tai yra iš 12 būstų. Visų 12, kaip matai, man čia nesigauna, man gauna 3-8. Tai sritis mano yra paprastos ir tuoj aš prie jų grįšiu. Minutę. Na ką,
darysim, dabar va, kaip matai, prispausdinau, iš pradžių galvojau kepsais daryti, bet po to persigalvojau. Tai pagrindinės sritys yra aš, finansai, kūryba, nes man tai svarbu, darbas, santykiai, kelionės, kaip aš valdau krizes ir socialinis ratas, bičiuliai, draugai. Tai kadangi aš esu iš tų žioplų žmonių, kuriems reikia priminimų, norint nepamiršti savo draugų. Nu taip, biški žiaurokai skamba, bet ką daryti? Ką daryti, jeigu tai yra tiesa? Tai va taip ir gyvenam, prisirašom savo priminimų ir aš savo leidžiu, jeigu aš būna praeitą mėnesį, tarkim, buvau susitikus su drauge, taip pagaunasi. Labai man gražu. Tai aš savo leidžiu šitą mėnesį nebe tiek daug laiko skirti. Labiausiai man patinka, kad šitie dalykai jie truputėlį išlaisvina tarsi. Kai nustoji bijoti sugadinti lapą kažkokiom savo žymėm. Čia man norisi taip, noriu kažkaip pirkčiai. Tada išlaisvėja protas, tada kitaip tu priimi sprendimus, kitaip matai tą aplinką, kitokiom akim. Ir tai suteikia šiek tiek daugiau pasitikėjimo savimi finale, ypač kai tu gauni rezultatą, kuris tau patinka. Tai va visiems, kurie jaučia, kad kartais nepelnytai abejoja savimi, visiems patariu, nebūtinai tokią praktiką, bet būtent su rašymu, su žurnalo kūrimu. Nenorisi yra išsakyti, kad tai yra dienoraščio rašymas, nes labai nuvalkiota yra ir žmonės sako, aš netoks silpnas, kad man čia reikėtų rašyti dienoraštį. Čia ne apie silpnumą eina kalba. Eina apie minčių surikiavimą. Gražiai dera mėlyna su ruda, ar ne? Kai jau turim susibraižę savo ratą, ir susidėlioja svarbias sferas, šitoj vietoje reikėtų padaryti jų, kaip tokią tarsi reviziją. Ir kaip įvertinti, kiek dėmesio skirsi ateinantį mėnesį, aš kalbu apie Liepą, kiekvienai iš šitų sričių. Tarkim, aš braukiu grinai pagal save. Aš žinau, kad man Liepą reikia grįžti prie reguliaraus sporto. Tai aš jau taip pažymiu gausiai. Tikrai. Gausiai man jau reikia daugiau dėmesio skirti. Jis mano aš. Dabar taip. Finansai. Finansų iš esmės valdymų, kaip aš valdau finansus, man patinka. Laikomės be didelių pastangų to paties plano, tai žymiu nedaug. Reikia skirti dėmesį, bet nedaug. Vienareikšmiškai. Kas dar man svarbu, Liepos mėnesį būtinai turėsiu su draugiam susitikti, nori, nenori, čia jau pilnas ratas. Ir kadangi Liepa nebegalinė ir mes turim, tarkim, 4 savaitgalius, tai jau reikia turėti omeny, įvertinti ir užgaišimą laike. Ar tu sugebėsi, ar nesugebėsi. tą reikia padaryti tam, kad nepripiešti gausiai labai daug sferų. Nes, greičiausiai realistiškai reikia žiūrėti ir į savo laiką. Tai fokusą aš galiu dar kokiai nors duoti vienai sričiai. Keliauti neplanuoju, santykiam
Jo, kūrybai, taip, būtinai reikia kūrybai, nes aš turiu vieną kūrybinį projektą, netgi jau ne vieną, sugalvojusi esu kelis, bet nei vieno iš jų neįgyvendinus. Mes braukiam kūrybą. Ir aš dar ją paryškinu, taip tarsi suteikdama prioritetą. Va, mes turime ateinančio mėnesio, tai yra Liepos fokusą jau dabar, likusias sritis krizių valdymui. Na, taip, skiriam laiko, bet ne per daugiausia. Kelionių mes, tarp kitko, šiek tiek netoli keliaujam, bet irgi be didesnių pastangų. Santykiai keliauja savo linkme ir darbas irgi paliktas tiesiog savieigai. Va, čia yra vienas iš tokių svarbesnių dalykų, kuris padeda arba suplanuoti ateinantį mėnesį, arba padaryti praeito mėnesio reviziją. Kiek tau buvo svarbi tas sritis ir ką tu darei. Dabar kalendorius. Tai čia yra ta tokia, taip, gerai, ne kalendorius, dar tada vieną dalyką padarom. Liepos tikslai. Tikslų lentelė ir jinai yra reikalinga ne šiaip savo, kad aš dabar sėdžiu ir susigalvoju savo, ką aš čia Liepą ten nuveiksiu, nusikirpsiu, ten dar kažką padarysiu. Ne. Tikslai turi ateiti iš metų tikslų. Tai yra, jeigu tu susigalvoji, kad metuose, tarkim, tu reguliariai sportuoji, tai tas tikslas persirašo į visus mėnesius, nes tau reikia reguliarus sportas. Tarkim, čia mano tas sportas. Jeigu tu susirašei, tarkim, kad tu nori sutaupyti kelioniai, tai Liepos mėnesį tu turi įsivesti tikslą, tarkim, susikurti Liepos mėnesio biudžetą. Kaip ir birželio, kaip ir prieš tai gegužės ir panašiai. Tai yra tavo mėnesio tikslai ateina iš metų tikslų. Jeigu tu žinai, kad tu nori, tarkim, stovyklauti su palapinėmis, tai žiemą nestovyklausi. Tu turi 3 mėnesius ir kažkurį tai iš jų, tarkim, tu turi suorganizuoti savo tą žygį. Tai va čia yra ta vieta, kur tu atsiverti metų tikslus, pasižiūri, ką tu apskritai norėjai įgyvendinti per šitą laiką, per šitos metus. Ir į tą mėnesį atitinkamai įsirašai žingsnius, ką tu darysi. Aha, tai čia aš vėliau įsirašysiu, na vis tiek jie yra tokie asmeniniai tie tikslai. Ir kadangi jau mes planuojam, kartu būna dar viena lentelė, tai yra mėnesio renginiai. Jeigu kokie nors yra svarbus dalykai, aš juos įsivedu čionai. Renginiai. Taip, dabar, kaip matai, palikau laiko vietos ir darysiu kalendorių. Tai šitoj vietoj, ką mes darom? Mes darom tokį cross-checką. Tai reiškia, kad imam diagramą, kurią nupaišėm ir kuriai imam tikslus, kuriuos išsikėlėm ir visą tai persikėlėm į kalendorių. Kad mes neištirptume buityje, kad mes nepasimestume, kad mes visą laiką turėtume
fokusą, tokį kompasą, kuris rodo kelią link mūsų norimo gyvenimo, link to gyvenimo, apie kurį svajoji. Ir nebūtina laukti metų pabaigos, kad tu susiplanuotum. Tu gali Liepą, nežinau, rugpjūtį, tu gali dar susigalvoti, kaip tu metų pabaigoje atrodysi. Ir pradėti tą praktiką niekada nėra vėlu. Ir jeigu dar nesate to padarę, aš labai raginu, nes tai padeda ne tik tai kaip kūrybiniai užsiėmimai, va tokie laiko skirimo savo, ne tik tai tokia kaip terapija. Tai padeda ir pagerinti gyvenimo kokybę apskritai. Tai va, tai yra tokia asmeninė praktika, šitoje vietoje aš jūs ir paliksiu ir pasėdėsiu, padėliosiu savo planus. Jeigu turite klausimų arba norite parodyti, rašykite komentarus, ateikite į socialinius tinklus, nuorodą rasite po šito vaizdo įrašu ir galėsime aptarti, kaip kas daro ir kas kam gaunasi. Kitą kartą dar atsiranda veiksmų lentelė, kai tikslai nelygus veiksmam arba kad reikia tam tikrų veiksmų, kad atliktum tikslus. Tai jeigu tikslas būtų perskaityti tam tikrą knygą, veiksmai galėtų būti ten susiveikti ją arba paimti bibliotekai, paklausti pažįstamų. Tai dalinuosi šitą praktiką, nes jinai veikia. Ir į veiksmus aš įrašau tai, ką aš turiu atlikti, kad pasiekti savo tikslą. Noriu pristatyti naujus būsimus akvariumo gyventojus. Jūsų dėmesiui gražieji šamukai otosinklusai ir nupirkau į pagalbą kelias Helenas raigės. Supiliau pirmą dozę vandenuko ir kas pusvalanduką vis papildysiu naujų. Otosinklusai yra tokios jautresnės žuvytės ir joms reikėtų ilgesnės adaptacijos tam, kad gerai jaustis akvariume. Kol mano žuvytės praeina adaptaciją, galim pakalbėti apie filmus. Anądien žiūrėjau Odisėją, tai Nolano filmas ir su pretenzija į istorinių įvykių atkūrimą. Istorinį, žinoma, kabutėse. Aš tai vadinu interpretacija. Tiek, kiek tą tokį precizinį atkūrimą. Visumoje reginys iš vis be kalbų yra ką pamatyti, labai gražiai nufilmuotas, aktorių vaidyba, Mattas Damonas, Annie Hathaway, Voriukas, tėvė užkrito mano Voriukas, Tomas Hollandas. Jų vaidyba be priekaištų. Pattisonas tas pats, kur galų gale gavo blogiuką vaidmenį, puikiai pasirodė. Tai aktorių vaidyba aukštumoje man nepatiko du dalykai. Visų pirma, teisingumo dėliai aš esu už įvairumą. Bendram gyvenime, bet ne kai eina kalba apie kažkokį istorijos atkūrimą kinematografijai. Tokiu atveju man, žinai, kur tarp vokiečių karių Antro pasaulinio karo filmuose paima, pavyzdžiui, juodaodžius aktorius. Man ne dėl to, kad aš prieš, o dėl to, kad tai neatitinka tikrovės. Ir jeigu jau filmas istorinis, tai mano asmeniniu manimu, in my humble opinion, turėtų būti aktoriai parinkti taip, kad atitiktų tą laikmetį. Elenos vaidmeniui paėmė mergaitė Lupita Nyong. Tai yra juodaodė aktorė ir apskritai labai graži moteris. Jos veido struktūra yra oda, nežinau ar ten retušuota ar ne,
bet mergaitė uogelė, ant tiek jinai įspūdingus turi veido bruožus, man labai patiko, bet ne Elenos vaidmeniui. Nes jeigu mes kalbam apie Odisėją, jeigu mes kalbam apie antikinę Graikiją, patys suprantat. Tai va čia buvo pirmas momentas, bet ne esminis. Ten Elena rodo ten keliose kadruose ir iš esmės nekrito man taip stipriai akis ir netriggerino manęs, kaip kad kitas momentas, kai 21 amžiaus žmonių snarglius, tai yra, kaip čia pavadinti, 21 amžiaus šiuolaikinio žmogaus psichologinis išgyvenimus arba mąstyseną perkelia į antikinės Graikijos eposo herojaus amplua. Kaip paima ir visus išgyvenimus dėl humanizmo, dėl karo aukų paima ir įprojektuoja į Odisėją, kuris didžiavosi savo žygdarbiais, didžiavosi savo sumanimu, savo charizmą ir tos karo aukos nebuvo taip stipriai humanizuojamas kaip šiais laikais. Tai pati mintis gera tokia šiuolaikinėme kontekste, šiuolaikinio karo kontekste, bet kalbant apie precizinį atkūrimą, mano akimis jinai smarkiai pagadina. Na ir nuėmė šiek tiek charizmos nuo Odisėjo, ko norėtųsi, kad būtų daugiau parodyta, nes kai skaitai tą kūrinį, labiau matai tokį jo cinkelį, kur čia Matto Damono atlikime, jisai buvo šiek tiek niveliuotas. Bet taip dažnai būna, tas pats Boras, jeigu pameni, jis irgi turėjo tokį mąstytojo krislelę kartu su visais savo koviniais pajėgumais. Tai va tas mąstymas, niūrumas, mano akimis šiek tiek iškreipia patį Odisėjaus paveikslą. Marvelo produkcija man kelia susižavėjimą, išskyrus paskutinius Avengers, kur kaip aš nesuvalgiau. Vėlgi ten buvo labai daug šiuolaikinės psichologijos įdėta ir snarglių ir išgyvenimų ir kokie visi ir tas blogai ir mes visi tokie bjaurūs ir mes dabar būsim nauji herojai. Ne. Aš ne mano cup of tea. Ne. Tai išskyrus tą momentą. Gerai, apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie naują voriuką, tai yra Spider-Man The Brand New Day. Ir jeigu patiko ankstesni Spider-Manai, tai šitas irgi patiks, garantuoju. Aš pabaigoje plojau, bet čiagi ne lėktuvas, ne? Aš ir Harry Potterį, kaip pirmas kartu žiūrėdavau, premjeras irgi plodavau, tai ką darys. Ne aš viena, tokia visa salė buvo, tai nepagalvokit. Tai kas nustebino, labai maloniai nustebino iš, kaip tas serialas, Stranger Things autorė Sadie Sink. Jos personažas šiek tiek koreliuoja su Stranger Things. Tai tikėtina, ten jinai labai gerai pasirodė, tai matyt dėl to ją ir čia paėmė. Tai tinka jai toksai vaidmuo, mes jau tą žinom ir žmonės labai pamilo ją dėl jos tų tokių galių. Nenoriu spoilerinti, žinai. Nors jeigu matys Stranger Things, tai maždaug viskas aišku. Tai va, jinai maloniai nustebino ir puikiai papildė kolektyvą. Kas dar, jeigu tu esi žiūrėjusi šitie Walking Dead, vaikščiojantis numirėliai, ir pirmuosiuose sezonuose mes turėjom tenai Johną Bernhalą. Tai tam serialiais man labai nepatiko. Dabar aš suprantu, kad greičiausiai dėl specifikos ano personažo. Šitam filme jisai man sužibėjo. Jisai Destroyerį vaidino, Franką.
Jeigu aš teisingai suprantu, nes komiksuose Destroyeris, tai manyčiau, kad ir čia jisai. Ir irgi labai panašus į ankstesnį tipažą, čia toks irgi biški yra tokių koreliacijų. Tai va šitie du aktoriai mane maloniai nustebino, visi kiti, Tomas Hollandas, ta pati Zendėja, jie kaip buvo nuostabus, taip tokie ir vėl liko, suprantu, už ką jie gauna savo pinigus. Tai va, puikus reginys, labai rekomenduoju, aš netgi eisiu greičiausiai ir antrą kartą žiūrėti. Gerai, noriu pateikti dar vieną ypatingą ekspertinę nuomonę dėl knygos rekomendacijų. Šiaip knygas rekomenduoti yra toks labai tricky dalykas, dėl to, kad visų skoniai skirtingi. Tai jeigu mąstai, kad reikėtų duoti šansą lietuvių autoriams, likimas ateina nepranešęs iš anksto. Tada daro tai, kas jam patinka, o paskui išeina nieko nepaaiškinęs. Likimas, kaip žinoma, turi itin blogas manieras. Tai va, man labai patiko šitą frazę, aš ją netgi išsirašiau. Ir knyga pasakoja apie Jono gyvenimą sovietmečiu, tai yra berniukas. Ir apie tai, su kokiais iššūkiais jam tenka susidurti. Tai yra gan lengvas kūrinys, atostogų romanas, sakyčiau. Na ir jeigu norite arba patys prisiminti, kaip ten vyko reikalai, kaip gyvenimas vyko sovietmečiu, arba jeigu norite paedukuoti savo vaikus, tai tokia lengva forma rekomenduoju šitą romaną. Ir jinai parašyta ypatingai nuotaikingai. Blogos manieros. Taip, Tomas Milista autorius. Visai pamiršau, žiūrėjau dar vieną labai įdomų filmą, bet čia jau buvo, man atrodo, birželį gal. 26 metų su Ryanu Goslingu. Čia yra tas, kur Keną vaidina Barbės filme. Labai gražus ir paklausus aktorius Ryanas Gosling. Ir apie jo kosminę odisėją ir apie pirmą kontaktą su ateiviais. Fantastinis filmas su kresleliu humoro, na irgi jisai vienam kartui praktiškai, bet įdomus ir įtraukiantis. Labai man patiko, ten kažkokių tai ypatingų pamokymų arba moralizavimų nėra, ten yra toks adventure tipo filmas. Geram penktadienio arba šeštadienio vakarui šeimos rate susižiūrės ir netgi gal kokią ašarėlę nubrauksite, nes ten yra tokių scenų, kurios griebia už širdies. Tai va šitas. Čia aš kitą savo šperą išsitraukiau. Ir dar porą žodžių. Naują 26 metų mini serialą, tai man atrodo 8 ar 9 serijos. Kol kas tik tai vienas sezonas nufilmuotas pagal Brendos Blethyn romaną A Woman of Substance. Substancijos moteris arba moteris su charakteriu, moteris su cinkeliu. Irgi šiek tiek feministinė istorija apie tarnaitę, nesenai ką tik kalbėjau, ne apie tarnaitės visakam. Tai va, apie tarnaitę, kuri pakilo ir padarė praktiškai neįmanomą, tai jinai sukūrė didžiulę imperiją. Ir šitas serialas, aš nežinau kaip knyga, aš nesu skaičiusi tos novelės, bet iš pirmo sezono aš matau, kad paliestos kelios labai aktualios temos. Visų pirma, moters vaidmuo, tai yra businesswoman, kaip moteris derina gyvenimą ir šeimą ir ar derina, kaip jinai, ką reikia paaukoti, kad tu sukurtum tą verslą, kad tu sukurtum tą imperiją ir pasiteisinimai, žinai, kad aš tai darau dėl savo vaikų. O iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėsi, greičiausiai, kad tu tai darai dėl savęs, o ne dėl vaikų. Tai va viena tokia idėja, kita keršto idėja, arba kiek jinai pasiteisina, ar kiek jinai
sunaudoja jėgas tiesiog. Tai vat, yra kelios tokios mintys, kur tu žiūri tą serialą ne taip lengvabūdiškai, kaip Hail Mary, pavyzdžiui, ten filmą, arba kaip Voriukas, tai yra kitokio pobūdžio. Irgi jisai įdomus, jisai su krisneliu humoro, labai gimsta didelė empatija pagrindiniai herojai, nors yra tokių klaustukų, bet visuomet bežiūrint, kyla mintys apie gyvenimo prasmę ir apie tai, kuo remianti žmonės daro pasirinkimus. Vis galvoja, ar teisingai renkasi, ar neteisingai. Kaip aš, pavyzdžiui, daryčiau jos vietoje. Tokių labai gerų yra temų. Tai va, jeigu manyčiau, čia labiau moteriškas serialas negu vyriškas, tai rekomenduoju. Po seriją per vakarą, per savaitėlę su truputėlį susižiūrės kaip uogelė. Kaip uogelė. Užsidegė akvariumo šviesos. Čia matom skaniuką, kuris niekam nėra skanus. Taip. O tos inklusai, mano mažučiukai, kol kas iš 5 aš matau tik tai vieną, kuris čia prisisiurbęs gražuoliukas. O antras, kaip čia dabar jį parodyti, jis yra vationvo gražuolis toks. Bandau pritraukti. Norėčiau, kad būtų prie priekinio stiklo, tai ką, nepasirinksigi.